Ji negali užmigti, ji bijo džiaugsmo, bijo laimės, ji bijo prarasti mylimą žmogų. Seanso eigoje išaiškinama, kad už viso to slepiasi atsakymas, ji tiesiog bijo mylėti. Taip pat seanse išaiškinama priežastis, vaikystėje ji nuoširdžiai norėjo mylėti savo tėtę, bet mamos spaudimas privertė rinktis nemeilę tėčiui. Taip pat galite užsisakyti asmeninį arba tyriamąjį seansą su manimi Remigijum ir Beta. Rašykite į elektroninį paštą realybė kūrėsi pagal mane @gmail.com arba mus rasite Facebook paskyroje realybė kūrėsi pagal mane. Visos nuorodos yra video aprašyme YouTube platformoje. Ką norite šiandieną pakeisti? Nu, aš manau, kad pirmiausia gal problema kokia yra. Dabar man aktualiausia, tai yra nemiga. Šiaip realiai man sunku užmigti, nes pradeda suktis visokios mintys. Mhm. O tos mintys susijęs su baime. O ta baimė susijusi su viskuo. Baimė. Jo, baimė susijusi, turiu draugą ir man šalia su juo sunku užmigti. Nors mes neseniai pažįstami, bet aš vakar bandžiau rašyti, kodėl man sunku užmigti, nu, tokia refleksija rašyti. Tai realiai aš bijau paleisti kontrolę, nes jeigu aš paleisiu kontrolę, tai tarsi aš atsiduosiu, nu, kaip čia pasakyti, džiaugsmai turbūt, baimė džiaugsmo turbūt yra. Baimė patirti laimę, nu, vat tokios baimės. Mhm. Palauk. Tu bijai, tu reiškia neužmiegi, tu pati supranti, kad tu kažko bijai, todėl tu neužmiegi. Taip, taip. Kitas dalykas, kai tu supratai, kad kažko bijai, tu pradėjai analizuoti, tai ko tu bijai. Taip. Tada, kai tu pradėjai galvoti, ko tu bijai, kas tau pirmas atėjo į galvą, į širdį, nesvarbu kur. Aš dabar čia neatsiminsiu, nu, patirti džiaugsmą aš bijau, laimę, Būti meilę. laiminga. Taip. Stop. Ja, stop. Dabar man iš karto eina klausimas. O kas ten tavo, koks ten džiaugsmas, ką tu įsivaizduoji tam džiaugsme? Koks Kas mano ten džiaugsmas yra? Kaip tu galvoji džiaugsmą patirti? Su kuo jisai, kame jisai? Atsipalaidavimas, pasitikėjimas, nežinau, juokas. Man sunku atsipalaidauti, aš, nu, tarsi kontroliuoti noriu, kad nepatirti tik tai to laimės tos, nes man tai yra nesaugi zona, aš nežinau, kas tai yra. Dabar žiūrėk, tu čia pati nusprendėjai. Ar čia tau įkišo kas, ar tu čia pati suvokiai, kad tu, žinai, kaip man eina. Aš vakar pati žinau, nu aš vakar tą pati savo užsirašiau, kad aš bijau užmigti. Džiaugtis. Kodėl? Taip, kodėl aš bijau užmigti? Aš bijau atsipalaiduoti, nes jeigu aš atsipalaiduosiu šalia to žmogaus, kuris man yra brangus, tarsi aš atsiduodu jam visą, be jokių, ten, nežinau, be jokių apsaugų. Jokių pergyvenimų. Taip, be jokių pergyvenimų ir aš, nu, taip, krenti realiai bedugnę, supranti, kur aš nežinau, kur aš atsidursiu toj bedugnė, nes man tai yra absoliučiai nepažįstama, nauja, nepatirta ir aš vis galvoju, kad aš esu to neverta. Stop. Čia atėjo visą tai tik dabar su draugu, taip? Nu, su taip, šitu draugu. tai, Ar pavyzdžiui, buvo anksčiau su kitais vyrais ir kitas? Tai va, aš analizavau, kad ne tiek. Ne tiek. Aha, su šitu labiau. Reiškia, jis tau iš visų vyrų yra brangiausias, kiek turėjai. Oi. Ką? Tiesiai. Tau jisai yra brangiausias. Ką? Tai. Nu, verk, nes taip reikia. Čia tame ir yra. Aš taip irgi einu, klausinėju.
mes va dabar, va, pavyzdžiui, nuo to, kaip tu pasijausi, aš suprasiu daug ir Remigijus daug supras ir mes žinosim, ką ištraukti reikia. Verk, bliauk, nes su tuo surišta. Pavyzdžiui, aš pasakysiu, bijai dėl sūnaus, ne, sakysi, aš juokiuosi. Va pasakiau, sakau, tau jis brangiausias, tu iškart pradėjai verkti. Tai tu dabar paverk, išsivers, nes čia jau eina išsivalymas. Jau tu atėjus čia pradedi valytis. Gerai, tau jis yra brangus labai, o tu jį bijai prarasti. Kur sėdi ta tavo baimė ir tas vat, bijojimas jį prarasti? Kur tavyje yra? Žinok, man ateina galvoj, realiai. Mhm. Mhm. Protas visas smegenis, kai visą supranti. Protas kuria scenarijus. Taip. Aš, man atrodo, sieloje aš tarsi, nu, kaip ir, ne tai, kad Rami, atsidavus, bet ką, jo, sieloje aš, rami. nu, yra, bet ne tiek daug. Aš manau, kad čia viską protas knisa šiaip. Mhm. Gali rašyti Remigiau. Protas Mhm. per brūkšnį tas baubas yra per protą Jo, jo, einantis. jo, jisai tenais turbūt per tą. Mhm. Tada dabar mm, nieko daugiau nesiknisam, viskas ateis savaime išsirituliuos, einam svarbiausia prie šito. Aš asmeniškai įėjus ir man toks jausmas, kad jau ir Jurgita įėjus, tu gali Remigijų suskaičiuoti tik tai nuo 5, Mhm. nuo 3 iki 1 ir jau mes ten pradedam. Mhm. Gerai, tai 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Tuoj Ir... žiūriu, kur jos. Mhm. Mhm. Tuoj pasakysiu. Bet Jurgita, matai ką nors? Aš nematau, aš jaučiu. Sakai, kur jauti? Nu, aš šiandien mačiau tą būtybę. Šalia Mhm. savęs, Mhm. tokį kaip šešėlį, Mhm. Iš kurios pusės? iš dešinės. Gerai. Čia yra surištas su moteriška giminė. Pasakok toliau. Aš irgi einu į ten. Kaip jis atrodo? Nežinau, kaip jis atrodo, bet ten buvo toks. Ai, man buvo jausmas, kad tarsi gyvatės pavydalo, bet negaliu pilnai pasakyti. Bet Mhm. toks šešėlis kaip suodžių krūva, tokia, žinai, kaip suodžiai. Mhm. Bet jis toks jausmas, kad keičia pavydalą. Mhm. Bet buvo fragmentas ir gyvatės, man. Mhm. Taip, tai kada pirmą kartą jūs susitikote su ta būtybe? Koks tai buvo įvykis? Beata, Nežinau. ką tu matai? Mhm. Va, Aš galiu pasakyti. sakyk. Kai susipažinau su Povilu. Kai susipažinai su Povila. Mhm. Mhm. Bet man, pavyzdžiui, eina. Aš matau, žinai, kaip to dešiniai vietoj, dešiniai pusėje, kur tas vat, gyvatė kaip ir kažką matė. Aš vat, nenoriu atimti, nei pridėti, bet aš matau mažą mergaitę. Ir ta maža mergaitė, ji va ten kažko bijo prarasti, kažkas yra labai nesaugu. Ar ta mergaitė Jurgita?
Jo, ten yra Jurgita. Aš tik tai dabar neskanuoju, ar Mhm. tai šitas amžius, ar tai praeitas kažkoks amžius. O galim paklausti, Jurgita, padėsi mums išspręsti. Ar vaikystėje yra kažkoks va toks va, kad tu bijojai, kad va kažkoks va, va, pavyzdžiui, daugiau eina ar tėtis, ar va iš vyro pusės, kad tu jį kažkaip prarasi, kad jis neišeitų, ar kad kažkas neatsitiktų, kažkas ar brolis galbūt netgi, bet su vyru kažkokiu susiję ta baimė. Šią mačiau, šiandien žinau, kad ta mergaitė. Mhm. Gerai, gerai, verk, verk labai gerai. Tu šiandien matei tą mergaitę toj terapijai, taip? Tai Gerai, jo, šau. Nu, mhm. Gerai, tu man gerai, kad tu man patikslini, reiškia, aš gerai einu. Gerai, pasako, tu man atsakyk, ta mergaitė, nu ko jinai bijo, Jurgita? Tu verk ir sakyk, ko ji bijo, kokią vyrą bijo prarasti. nu, jeigu šiam Ar, gyvenime, tai aš manau, kad tėvo. ir kokia ta situacija su tėčiu? Nu, situacijos aš nepamenu. Ai, nu, Mhm. tai Nebūtinai situacija, bet pavyzdžiui, jų žinai, kaip daug pavyzdys, buvo. sakykim, gal tu bijai, kad nesiskirtų mama su tėčiu ten, bet pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tik tai. O tu savo pasakyk, ką ten jauti, Jo, kas tai. buvo situacija, kai, nežinau, kiek man metų buvo, kokie 7, tai tikrai jau. Mhm. Nu ir mama man pasakojo apie tą tėvą, koks jisai blogas. Nu, viena žodžiu, Mhm. jinai man tarsi nesąmoningai davė suprasti, kad aš turiu jo nekesti. Ir Taip. tarsi aš turiu pasirinkti arba ją, Mhm. greičiausiai tai ją, kad, nu, jinai vargšė ir aš ją Mhm. apginti turiu, o ne Mhm. tėvą. Ir aš manau, mano įvyko toks, nu, aš privalėjau Taip, nekesti tėvo, kad būti lojali mamai. taip. Nors realiai aš mylėjau ir tėvą, ir mamą, ir man tėvo labai reikėjo. Mhm. Ir buvo taip, kad tu persiorientavai iš tikrųjų, kad nekesti, ar tu viduj neparodai mamai, kad tu myli tėtį? Ar tu bandai save priversti nekesti tėčio? Jo, aš priverčiau savęs nekesti, nes jisai, nu, ten ir gėrė, ir ten Mhm. smurtavo Mhm. kažkiek, bet, Mhm. Jo. jo, bet jis, Mhm. nu, blogas, blogas, Mhm. Mhm. nesirūpina. Mhm. Ir aš tą dieną atsimenu, kad tas buvo naktis, kai aš nualpau tada. Mhm. Gerai, gerai, gerai. Viską sakysi, ką klausiu, ką matysi, čia yra tavo išsilaisvinimas. Dabar toliau pasakok man, ar tu vat, lik šios dienos tavo tėtis gyvena su mama? Taip, Ar, pavyzdžiui, jis dar ir dabar yra toks, kad blogas mamai? ne, ne. Mhm. Mhm. Nu, kada, vat, kiek jau laiko jis kitoks yra? Nu, jau kokie 15 metų. Gal. Mhm. Nei jis geria, nieko ten blogo nesimuša. Nu, ten gal biški gerdavo, bet jeigu dabar visai negeria, tai nežinau, gal kokie 2, 3 metai. Mhm. Nu, Ar mama senatvė, aišku, patenkinta? bet Aha. Ar mama juo patenkinta mama? nu, negaliu pasakyti, kad patenkinta, bet jinai, manau, džiaugiasi, kad ne viena. Mhm. Gerai. Reiškia, reiškia, ji kaip ir džiaugiasi, kad ji ne viena, bet tuo pačiu ji negali jam atleisti praeities. Taip, manau, kad taip. Taip. Ir tu, ir tavo viduje, kaip iš mamos, tu viską liktai supranti, nesuprasdama kodėl, bet tu viską tai žinai. Ir tu, galima sakyti, nenori mamos gyvenimo ant savęs patirti, bet tavyje ta baimė, vat, nuo mažos mergaitės ir likus gerai. Viskas aišku. Dabar Remigijau, jeigu tu ten kažką, tai tu mane pertrauk, nes aš jau, žinai, su šitu visų einu Mhm. tenais jau ten, Taip, žinai, taip, taip, bet taip, 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 tu, taip. tu ir ten, Aha, jeigu ką. aš dabar dar norėčiau biškai vieną momentą grįžti. O kodėl jinai nualpo? Aš nuopu, aš Taip, nuopu. taip, Beta. Taip, aha, ta Beta, gali mergaitė. pažiūrėti? Aha, gali pažiūrėti, kodėl jinai nualpo.
Pasakys mum. Pati pasakys tuoj Jurgita. Jurgita, kodėl tu nulpai? Nu, aš manau, kad aš turėjau persiplėšti dvi dalis. Vieną dalis turėjau atiduoti mamai, o kitą turėjau išmesti meilę tėvui ir ten įdėti neapykantą. Mhm. Ir čia buvo, Nu, kadangi kaip tu vaikas. skilimas toks. Mhm. Ir Gerai. kas? Aha, Mhm. Aha, gerai. Aš vienas kitą turėsim, gal pertrauksim. nu gerai. Aš noriu paklausti Jurgita, kai tu nualpai arba prieš alpstant, arba kai nualpai, pasižiūrėk, kas ten dabar prie tavęs atsitinka, stovi ezoterinėje erdvėje. Kas atsiranda, arba kokia energija, arba kokį ten vat baubą jauti ten, kaip sakyt, žinai, toks pavadinimas, tik baubas, vat aš nenoriu į priekį prognozuoti, noriu, kad tu pati pasakytum mum, ką tu matai ten. Arba ką jauti, tas pats. Nu, aš tik jaučiau, kad atėjo mama prie manęs, bet kažkas ten yra, žinok, Taip, taip, kažkur taip, ten. taip. Bet Teisingai, teisingai. įvardint Tu negaliu aš neįvardink. konkrečiai. Tu neįvardink, o tu pasakyk, kaip atrodo, kokį spaudimą duoda, ar didelis ar mažas. Taip, va tik tai. Išteks mums. Nu, nedidelis tada buvo, man atrodo. Mhm. Jeigu Nedidelis, toks debesėlio tada buvo pavidalu. gerai, gerai, labai gerai. Tada buvo nedidelis ir dabar, pavyzdžiui, žvilgt ir staigiai man pasakyk, va dabar, pavyzdžiui, koks jisai yra. Nu, jis dabar mano ūgio. Mhm. Aha, o kur Mm. jisai tavo kūne? Jis ne mano kūne, Arba jis prie, šalia. Man jisai toks šalia. jausmas. Mhm. Ar iš Mhm. nugaros, iš dešinės, iš kairės, iš Iš kurios pusės? dešinės. Gerai. Mhm. Tvarkoj. Važiūrėk, kaip rezonuoja. Dešinė pusė yra psichosomatiškai yra su moteriška giminė susiję. Tu persiplėšiai ten dėl mamos visą šitą situaciją, kaip pasakai, mama yra moteriška giminė. Ir tas baubas grinai atėjęs nuo mamos. Aš pasakyčiau, ne kiti gal pasakytų, čia nuo tėvo, čia tėvas. Nesvarbu tėvas, koks ten buvo, bet tai atėjo nuo mamos. Psichosomatiškai ten giliai, giliai, tu ko dar negalėtum atpažinti, jeigu knistumėms, tai išknistumėms, kad tu labai pyksti ant mamos. Bet mes, žinai, užsimtų sensas 3 valandas būtų. Dabar, pavyzdžiui, taip pat ne tai, kad pavyzdžiui, net, bet pasižiūrėk, o kur yra pyktis ant mamos pas tave kūne? Nelabai didelis, nelabai ten kažkoks nesvarbu. Bet, va, pavyzdžiui, Mhm. giliai supranti, tu žinai, kad mama neteisingai pasielgė, kad ji tau davė spaudimą, nors tu labai myli mamą. Nu, čia buvo mamos tokia klaida. Dėl ko aš tau tai pasakysiu? Tu tuoj suprasi, tą met mama tai pasielgė, bet ji nežinojo kitos išeities. Jai reikėjo pagalbos ir jai reikėjo, kad kažkas ją užstotų, užgintų, nes ji buvo labai vieniša. Ir tiesiog į tave ezoteriškai kreipėsi tos pagalbos ir tu kaip ir sutikai per prievartą, per kokį tai vėmimą, žinai, vat, tu negalėjai išvengti, bet tu paėmė ir nuolpai. Vat, tokių atvejų labai daug išpasakoja žmonės. Pasakyk, kur tas yra kažkos, tai, ko tu, pavyzdžiui, ar pyksti, kaip ten tu jauti jį ant mamos. Nu, krūtinė, aš manau. Ar tu nori su juo būti, ar tu nori atleisti ir pamesti, palikti tą? Tai nenoriu, aišku, nenoriu. Hm? Nenoriu. Taip. Pasakyk dabar, pavyzdžiui, mum, čia va ir dabar, pasakyk, tu dabar esi ta mergaitė maža. Ir dabar mes grįžtame į tą situaciją. Ir jeigu tau duoda, sako ten kažkas tai, vad ką tu pakeistum, jeigu tau duotų atgal sugražintų tą situaciją. O ką tu pasakytum mamai, kaip tu pakalbėtum su ją? Pasakyk dabar, pamatyk savo mamą, viską dabar ir mes su tavim. Tu matai savo mamą, ji tau pasakoja, bet prieš nuolpstant pasakyk, ką tu pakeistum su mamos klausydama. Čia kaip saugusi, ar dabar kaip, Taip kaip... kaip suaugusi, grįžus į vaiko momentą. Jo. Aš tai ją pasiūčiau nafik pirmiausia. Irgi gerai. Ir Nu, sakyčiau, ir nusišnekėtų tai čia per visą pilvą.
Ir apšė, čia yra tavo nuomonė ir tėvas man yra svarbus ir tu turi savo nuomonę, o aš turiu savo nuomonę ir aš suprantu, kad tau sunku, Mhm. bet aš renkuosi jūs abudu. Gerai. Nei Kaip vienam mama reaguoja? prioriteto daugiau nėra. Gerai. Mama Viskas. nustebus, mama Mhm. nepatenkinta, bet aš manau, kad jinai giliai širdyje supranta šitą. Mhm. Tai dabar žinai, kaip, vat jos ranką paimk tenais ir pajaus kartu myli mamą tokioje, šitoje pozicijoje. Nors ir tai esi kaip pašalata, na. Ar tu ją myli? Mm, Man jos nori sakyti gaila, bet aš gal ją Mhm. suprantu. Vat, tai pasakyk. Pasakyk, mama, pasakyk, Mama, aš nesvarbu, tai, kaip jos. Suprantu. Tai aš tai labai mama, suprantu, aš tai bet aš sakyk, suprantu. ja. Ir aš Bet aš ant tavęs pykstu. nepasimsiu. Taip, aš tas Taip, piktu ir tavo likimo, tavo gyvenimo, tavo naštos ant savęs neprisijėmu. ne, neprisimsiu. Taip. Ir šita Neprisiemu. baimė, jo, ir šita baimė, ir šitas padaras, ir ten visi šitie, kas ten paskui pradėjo aukti, atiduok atgal į tą lauką. Mm. Taip, tavo mergaitė, kur yra, atiduok atgal, nepaimk nieko. Čia jos baimė, čia mamos. Taip, čia mamos baimė. Ji bijodama, ieškodama palaikymo, ji kreipėsi į tave kaip į mažą mergaitę, kad tu duotum jai palaikymą. Ir iš tikrųjų, tu jai davai palaikymą. Tu jai energetiškai atidavai pusę savo jėgos net iki šių dienų. Nors, aš, žinai, aš visada sakau, žinok, mūsų mamos irgi elgėsi taip dėl to, kad su jom tikriausiai kažkokia situacija buvo iš jos mamos laikų kažkokia. Vat, ir tuo metu ji galvoja, kad tai yra teisinga, nes ji bijojo prarasti tave, prarasti ten, vat, būti viena, prarasti vyrą. Ir aš visada sakau, kad nu, reikia taip pakeisti situaciją, kad vis tiek tu myli mamą, nes tie ryšiai labai svarbus. Jeigu kad ir nemylėsi ar mamos, ar tėčio nesutvarkyti santykiai, tiek tavo gyvenime bus nesutvarkyti santykiai. Paprasčiausiai pasakyk, kaip mama Taip, jaučiasi dabar. kai išėjai gražinu savo jos ten tas baimės. Mhm. Nežinau, šiaip man neįdomu, kaip jinai jaučiasi. Mhm. Na gerai, gerai. Aha, vis tiek čia yra tavo sensas ir mes kreipiam dėmesį pirmoji eilė į tave. Aha, dabar Remigijau, jeigu tu ten turi kažką, aš ten žinau, kas toliau, bet tu sakyk, jeigu kažką yra. Mhm. Mes žinai, ką padarysim. Vis tiek mums reikia grįžti prie šitos bestijos, kuri yra čia ir dabar Taip, šiam laikotarpiu. Jūs mane girdit gerai? Taip, gerai. O Jurgita, ar tu jauti dabar va tą mažą mergaitę ir ar tu matai tą juodą ten debesėlį, kaip pasakojai? Ar tu jauti tai šalia tavęs? šiuo momentu. Kai buvai Ar maža tada? mergaitė tada? Bet ta prasme, aha, Remigijau, ta prasme, kai ji padarė tą, mamai atidavė, ar prieš to, va tavo, Mhm. irgi aš Jau nežinau, kai padarė, jau kai padarė. kaip padarė, aha, aha, nes aš irgi žiūriu tenai. Nu, man toks jausmas, kad jis dar neišėjo, nes jinai nepriima, šiaip man atrodo, jeigu taip jau. Mhm, mhm, mhm. Mm. Teisingai, teisingai. Ji Mama nenori. nenori, mama nenori susitaikyti, nenori priimti. Mhm. Remigijau. Mhm. Bet tai yra tavo pasirinkimas, tau irgi nereikia jos energijos ir suvokimo. A, Berots jį ir nepriima, ar ne? Taip kažkaip Ne. einasi man. mhm. Jo, aš suprantu, Mhm, kad aš nenoriu, bet aš iš to lojalumo tokio. mhm, mhm. Čia. Nu, Ar tu jautiesi jai skolinga? jo, taip. O kodėl tu jai jautiesi skolinga? Nu, bet čia klausimas, nes jinai man davė gyvybę, turbūt aš gal dėkinga, nu, vat,
Mm-mm. Ne, Ne čia. dėl to. Mhm. Dar Gal eik. paieškok. Mhm. Paieškok ir aš kartu. Čia Mhm. labai svarbus klausimas. Geras. Kodėl aš čia jaučiuosi skolinga? Taip. Supranti, tu galvok, matyk ten, aš tau tik pasakysiu, dėka šitų visų, mei- kaip čia, įrankių, kuriuos aš žinau. Tai, pavyzdžiui, jeigu tu jausies neišknisi šito klausimo, kodėl tu jausiesi skolinga, supranti, čia laiptas po laipto. Dabar atėjo laiptas, kurie mygi sako, kodėl tu skolinga. Kol tu neišknisi, neatrasi to šaknies ir jos neišmesi tos skolos, nes jį gamina viską. Jį gamina baimę, nepasitikėjimą, nesėkmę, ten ir trukdžiai meilėje, ir viskame, ir su vaikais, tu turi tarp kitko 2 sūnus. Tai vat, čia Ir yra skola yra sutikimas. Tu sutinki Mm. su dalinasi mamos. neštų. Taip, dalinai Jo, aš nešti. suprantu šitą. Mhm. Nežinau, man toks jausmas, kad jinai antiek, gal netgi net ne šiam gyvenime sutartis Mhm. pasirašyta. Tu neskubėk, neskubėk. Tu supranti, tu ramiai pasižiūrėk į tą situaciją ir tenai klausk irgi ir aš žiūriu. Kodėl aš tau skolinga, mama, paklausti jos. Mm. Kas tau, ir apskritai, kas tau pripiršo šitą skolą, iš kur jie atsirado? Juk tu maža mergaitė, tu net nespėjai savo gyvenimą pagyventi ir jau iš karto, vat, maža mergaitė tapai jai skolinga, lyg tai jauti skolą. Čia yra, tau turi ateiti labai paprastas dalykas, žinok. Jinai Bet jis norėjo antiek paprastas. nugyventi per mane savo kitokį gyvenimą. Nu, tarsi aš jai turiu suteikti laimę. Aš ją turiu padaryti laimingą. Kaip ir supranti, kitai žodžiai sakant, a, tu tos jos, Įgyventisi jos svajonės per tave. Taip. kaip ir Mhm. sakytum, aš jums irgi sakau, ne, kaip ir sakytum, kas man eina, ne? Bet tenais, kur matau, aš tai pasakysiu jums, ten eina toks, lyg tai sakytum, turėtum būti, mama norėtų labai, o be to ji ir žino, reiškia, toks kažkoks jos a, gynėjas eina žodis. Va žiūrėk, kaip gerai čia išlinda, žiūrėkit, ji pripasakoja dukrai apie tėtį visokių šūdų ir tai ji pati galbūt to ir giliai neišknisa, bet ji nori, kad dukra ją užstotų, apgintų tiesiog. Gynėja gaunasi. Dukra, reiškia, ji maža, ji turi didelę stiprią energiją, bet kadangi mama žino, kad labai myli tėtį jinai, ir mama nori, kad tą meilę atiduotų tik mamai, kad tėčiui meilės tos neduotų. Ir taip mama Nu, tai gauna energijas. Kai mama gauna tas energijas, tada ta būtybė per mamą pasipildo tom energijom. Ne tik mamos energijom, bet tos mažos mergaitės energijom ta būtybė pasipildo. Va čia taip yra. Ir tada Jurgita maža jaučia skolą pastoviai, kad ji liktai turėtų mamą apginti. Vat būtų toks, vat, mama dabar neturi vyro, tėčio, gynėjo ir dabar ji mamą myli tiek, kad tiek meilės duoda ir tėčio tipo net turi nekesti per prievartą. Ir jį jaučia vėmimą ir jį nualpsta dėl to, kad ta būtybė tiesiog geria tas energijas tų momentų, vad kaip jį pasakoja ir nualpsta va ta mergaitė. Ir ezoterinėje taip erdvėje aš. sutikimas įvyksta.
Jo, aš ją gyniau visą laiką. O kaip tu ją gynei visą laiką? Tiesiog nuo Nu, tėčio? tiesiog nuo tėčio, taip, tiesiog nuo tėčio. Kasdienybėje, taip. Šiaip, nežinau, man iš vis visą, ne tai, kad pikina dabar, bet mane prieš tai, Mhm. man galva sveiksta visą dieną, 3 jau gal dienas sveiksta galva. Mhm. Tuoj mes prieisim, nesijaudink, tuoj mes Jo, trauksim mūsų kavos. ir aš tiesiog, kai su ją, su mama šneku, tai, nu, tiesiog jinai, nu, tarsi nieko blogo nepasako, bet jinai taip sugeba perversti tą tokią, kad kodėl tu netvažiuoji, tai tu pas mane netvažiuosi, ne? Nu, man nors ją pasiūsti nafik, kaip sakant, su visais Mhm. jos šitais agurkais ir pomidorais ir Mhm. nevažiuoti niekur, nes, nu, Mhm. Mhm. ta tokia, žinai, nu, tarsi jinai atseit paleidus, bet jinai ten Mhm. net, nu, aš pasakysiu dabar situaciją, vienu žodžiu, Taip. kad jinai net nori nusipirkti lovą tam, kad tu galėtum atvažiuoti pas mane ir pernakvoti. O aš sakau, aš galiu atvažiuoti ir nenakvoti, sakau, aš galiu išvažiuoti. Nu, Mhm. aš norėčiau. Ne, bet, reiškia, ant kiek jinai, nu, nepaleidžia manęs. Taip, 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 taip. O jį brolio taip nekomanduoja. Tu supranti, tas brolis, jisai gyveno šalia jos, žinai, ten turėjo sodybą, dabar jis išsikraustė į tą Švediją ir jinai Mhm. matyt vėl atsisuka į mane, supranti, aš taip jaučiu. Kad Mhm. tu Nes taip jis jau išvažiavo net į kitą šalį, supranti. Mhm. Jo, jo, O jo. dabar jaučiu, Jai kad reikia. žinių, supranti, tarsi čiuptuvai, supranti. Taip, taip. Jo, matai, toksai atvejis dabar, kad tau paprasčiausiai reikia sakyti, kad mama, aš irgi esu mama ir aš turiu 2 sūnus ir aš turiu namus ir darbą turiu ir aš nespėju niekur ir aš, supranti, man reikia, turiu savo reikalais apsirūpinti, o dėl to, kad, supranti, kažkada tai jeigu ateis laikas, tai tiesiog sakyk, jeigu reiks, tai aš pati atvažiuosiu, pernakvosiu bet kur, o nebūtinai dėl tos lovos, bet čia ne lova esmė, žinai, bet jie galvoja taip Mhm. savo, kad tą lovą, jeigu nupirks, tai tu atvažiuosi. Nors, Taip. žinai ką, tu leiskit, jeigu jin tą lovą perka, gal atvažiuos pas ją draugė, gal jis susiras draugę ir nakvos ten kokį, ar giminė. Bet mes nesam niekam skolingi realiai. Tai, žinai, tu tiesiog, vat, nežinau, dabar, vat, pakeis tą jausmą iš skolos į neskolingą. Nu, mums šito nereikia. Mhm. Žmonės nėra mūsų nuosavybė, ar panaikink va tą skolą savyje. Pasakyk, kaip mums darai. Nu, aš tokį raudoną kryžių man žiūriu, kad aš taip bandau Aha, pritaikyti. aha. Ir ką tu su juo darai? Mm. Nu, uždedu ant to, kaip čia, ant tos gyjos, ta gyja tokia, Mhm. jinai bambagyslė tokia, žinai. Mhm. Kaip Ir toliau? bandau ten jį pritaikyti. O taip matuoju, žinai. Dar. Mhm. Nu jo, man sudėtinga šitoj, aš kelintą kartą aš bandau tą giją vis nutraukti ir tarsi gal ir nutraukiu kažkiek, bet matyti jinai dar, Aha, man baisu. aha, gerai. Beta, tu gali pasižiūrėti, va, tam, va, ta skola ir ar čia karminis ryšys, ar kur čia ta gyja, kurioje vietoje ten tiesiog Mhm. pasižiūrim, per kur ir Mhm. kaip jinai ir Mhm. kada susiformavo. Ta gija yra susiformavusi, tai eina, veda man matymas jos vaikystėje iš kažkokių tai ten irgi probūčių, va tokių, va, lyg tai sakytum, kad jos panašiai visą laiką gyveno karta iš kartos moterys. Ir Mhm. pas ją irgi susiformavęs yra kažkas tokio, kad jau reikia iš anksto apsidrausti. Bet kokiu atveju aš matau, kad, va, pavyzdžiui, jie tiesiog gali pasakyti, mama, už rankos, mama, tau jokių gynėjų nereikia, nieks tęs nepuola, viskas čia gerai, tėvas ten, kad ir išgeria, ar ten ko pasipyksta, tai ten nuo to ten ginti nereikia. Ir tiesiog jį yra mačiusi iš vaikystės, iš kitų moterų vat, gyvenimus tokius. Bet tiesiog ją nuraminti. O tu pabandyk pasakyti jai, kad man nereikia tavęs nuo nieko ginti, nusiramink, vat, pakalbėk, pasakyk jai va šitaip, pažiūrėk, kaip jinai, pasakyk, kaip reaguos, pasakys mums. Mhm.
Nu, jai liūdna, žinok. Liūdna? Bet jai Jai liūdna. patinka būti liūdnai. Jo. Tai jinai laiminga tada, reiškia. Viskas gerai. Žinai, kaip Nu, būna. jinai liūdna, nes tarsi, nu, nepritrauks mane, žinai, nes jinai nežino, kuo mane pritraukti, supranti? Mhm. Nu. Jo. Tas ir yra, žinai, kas čia yra Viskas lengva gerai. manipulacija. Jo, čia Nu, viskas gerai, žinai. nu. Bet va tiesiog, žinai, tu lemba, žinai. Jo, čia viskas po truputį. Gerai, tai Beta, Mhm. dabar mes jau šitą uždarom. Skola atiduota. Neuždarom. Jurgitai Aha, dar neuždarom. dar Dar, neuždarom, dar dar paliekam reiks ten langą man. biški. Aha, jo, taką tokį, nes reikia dabar Jo. tiesiog persikelti į kitą vietą. Jo, bet jau su mama, man atrodo, viskas gerai, ne? Nu, žinok, dar palauk, nes aš kažką Aha, matau, gerai. galim dar nueiti. Nu. Toks jausmas, Gerai. kažko mes ten galim paklausti gal. Mhm. Am, aš kažko Žinai tai. ko, Aha. aš, aš sakau, jo, kažkas čia yra man. Aš matau tenais toje erdvėje, kur jie ir mama. Tiesiog va taip va. Jurgita, pažiūrėk dabar, ten mažoje mergaitėje tuo momentu, kokia yra tavyje, ar yra tas baubas dar stovi, kai mes čia biški pakalbėjom, panagrinėjom, tiesiog būna tai, kad prasivalo, ar yra tavo kūne toje mergaitėje kažkas dar kokia ašaka, vat, kažkas tai. Nu, kažkas yra, jeigu jau pasakyti tada. Jo, taip, todėl, kaip žinai, turi tai padaryti, nes jeigu aš matau, man reikia ir su tavim vis tiek, ar tu Kad ten, tu gal tu išjaustum. pasakysi. Mhm. A, dabar pasakyk, kur tu matai pati, jauti ten, sakykim, gal, kas ten yra. Mhm. Nu, vat kažkur ten erdvėj toj, kažkur ten Ar dvi, Išoriai? ne tavo, Išoriai? išorė man toks jausmas. o viduje kūno, Praskanuok. Žiūrėk, įkvėp. Skanuoji. Nu, gerai, yra randas, okei. Yra randas, Mhm. kur. krūtiniai kažkur, randas. Viršutiniai daliai. Aukščiau, kur Taip, rodai. Taip. taip, taip. Mhm. A, žiūrėk, Toks dabar kaip taip, Lankofon. tu nori jį ištraukti. Čia yra, aš pasakysiu, čia yra, žinok, ezoterinis implantas susidaręs. O, pavyzdžiui, kaip susidaro, mes dar ten irgi kalbėsim, bet tik tau pasakau dabar ant greitųjų tokį trumpą, reiškia, mm, e- realybėje tu su mama kalbi, tu sudarai kažkokį negatyvų energijų čia vagūsį, kur niekur rodė ir aš ant savęs nerodysiu jo. Ir ilgą laiką, neilgą laiką netgi, bet, pavyzdžiui, jau iš karto tu neišplėski mamai, kaip dabar ten, eik tu, na, aš noriu mylėtėti, ne kaip pasakyti, tu to nepadarai, tu sulaikai ir energetinis gūsis tampa implantu. Jisai stovi, auga ir va tu matai, kaip randa. Tai yra, tai supranti, ši lygiai taip pat yra dvasinė žaizda, kurią tu kiekvieną kartą, kiek tu atversi, tu verkt pradėsi, tau bus gaila ir savęs, ir tos situacijos, ir dabar mes knisam tą randą tavo, vat, knisam ir tiesiog tu pati gydai tą randą. Dabar žinai, kaip jis atrodo, jėtis ten, koks Lenktas toksai, lenktas. Kaip Toks. lenktas. šypsenėlė. Ar Tokia galima jį ištraukti? ištraukti, nežinau, aš tai ištraukti reikia, Jį, užsiūti, ne? O tu nori pasilikti? Ne, nenoriu pasilikti, bet jis labai jaugęs. A, ne? nesvarbu, tu žinai, kas, Remigijau, čia yra tas, tu turi suvokti, kad nesvarbu, kiek jis įaugęs tau vaidensis, nevaidensis, bet tu Nu, jausi jo, atrodys, jo. jo, bet tu esi savo lauko šeimininkė. Kas, tu esi Dievas, vat pasakyk tam, dabar žiūrėk į tą randą ir pasakyk, kad aš čia esu Dievas ir šeimininkė savo kūno. Va tu jam pasakyk. Ir man labai įdomu atsakyk, kas bus tada. Na, aš taip
vaizduoti, tai jau prieš tau sakant, paėmiau jį taip ir išplėšiau, išvyčiau į ten kažkur ten Mhm. toli. Taip kaip Tai Mhm. gali, bumerangas, žinai, kai ištrauki. jo, Nu, jo. ne Mhm. O bumerangas, tai, tai sugrįžta, bet toks o kaip... tu žinai, kad tu rink juos į vieną krūvą. Dabar, sakykime, įmesk į kokį sloiką. Man dar norisi su lietlempė pereiti. Perink Gali, pereis. gali, pakaitink. Na, paimk į rankas skan. O per ką tu ten pereisi su lietlente? Per kūną? A? Per tą randą, kur ten. A, tu viską sukišk į sloiką. Tuoj, žinok, ten Mes viskas tuoj ten visa kita bus kitaip. kitaip, jo. Aha, tu nesijaudink, tuoj bus padarytas darbas. Tik tai tu surink. Aš Okay. ten prie tavęs. O tu matai, kad aš ten renku? Jo, rink ir Mhm. netgi aš tau pasakysiu, ką irgi tu rink, ieškok, rink ir dar kas yra. Netgi pajaus, kai tu būni su savo bartu, kaip tau kažkas tai jis išeina ar kas atsitinka, kad tu pajauti krūtinį, ten kažkokią tai baimę, kažką ištrauk į tą sloiką viską dėk. Mhm. Ir netgi Gal man labai net karštis pradėjo čia mane. liuks, va čia pipiec yra gerai. Trindėts. Nu. Taip, reiškia, nu ir tu žiūrėk, va ta, kur dabar tu su bartu, ypač tas jausmas ištrauktų ten, kad neliktų ten, žinai, va taip, va, nu tuoj mes tavi, tu pati tuoj užsipildysi. Ir tuoj pasakysiu kitą, prie ko ten, va, ką matau prieiti. Mhm. tą nerimą, tą baimę, kad, vat, kad jisai praeis, ten dings tas bartas ar panašiai. Išgrynink viską, išgrynink. Paieškok ir būti laiminga, kas tenais, kas ir ten per kvailystę. Ar tai programa tiesiog irgi ją tiesiog į tą patį sloiką. Mhm. Prarasti kontrolę, paieškok. Mhm. Mes galim Buvo. kontroliuoti tik savo laukus. Tada, jeigu ten dar irgi turi pamatyti, reiškia, ar ten dėmė, ar būtybė, ta, kuri ten kažkokia vat augo, buvo maža augo, ir ją griebk už karšienės ir į tą sloiką. Mhm. Va. Jeigu, žinok, jinai didelė, tai tu ją ten tiesiog vat, sumažink, žinai, ir mes kaip valėkoga. Jo, va, paversk triušiuku ir kišk ten. Triušiukas bendrai gerai labai pakimba. Labai Ne, aš gražus, tai, aš tai valėkoga. Jo, aš tai noriu, iš, man tai taip norisi, žinai, vienu žodžiu, taip, padaužyti gerai snukį. padauž. Na, Gerai, ten gerai. savo Gali nuožiūrą. duok šnaucen ir kišk į sloiką, vadybą. Jo, jo, man labai norisi, žinau, Mhm. Mhm. duoti šnaucą. Labai gerai, labai gerai. Stipri, tu stipri. Trauk, aš tau sakau, tu savo erdvėje dievas esi. Tu esi šeimininkė ten. Tu galinga. Ir tavo biolaukas turi būti švarus. Visi neprašyti svečiai von. Ir kai viską sudėsi,
pasakysi ir tada ten pripildysim stiprybę, prisipildysi džiaugsmą. Visą, ką ten reikia, pirmoji eilė išvalyk, iškapstyk. Tu ten daryk, aš tau tik sakau, kad tai yra labai gerai, kad ot pamatėm, ten maža mergaitė kažkas ten yra, ir tas debesys ir kažkokie vat randai. Ir mes staigiai net tuo pačiu momentu pamatom, kas yra dabar su Bartu, kokie užaugę net pasiekmes nuo tų randų, kokie visokie. Ir tuos irgi ištraukiam. Ir šitą visą galima padaryti, nes toje erdvėje laiko nėra. Ir ten gali ir tą matai vienu metu. Tvarkyk viską. Tu esi kūrėja, daryk ten, kaip tau tik Mhm. tai šauna į galvą. Tai, kad tu jauti ir šilta, ir Taip, šalta. Ir čia yra labai efektyvu, reiškia, čia, žinok, reiškia labai sujudintas procesas ten tas visas. Ir tai reiškia labai geras pliusas, tai dar turiu dadėti, kad keisis viskas. ir Vis greičiau. labai, labai faina transformacija vyks. Jeigu turi abejonių kokių, nepasitikėjimų, irgi tas loika. Trauk, Mm. kaip tai norisi, tu ir trauk, kas Jo, ten bet yra, ten yra pasakyk. biški blokas man. Mm. Blokas. Gerai, Mhm. kaip atrodo blokas? Kaip tu jį matai, Plyta. tas blokas? Nu, Prašau? va, plyta čia. Gal čia Jo. Mm. kažkokia, Na, nu, tai kažkokia dabar savo lenta. gerai, ezoteriniam rankom paimk tą plytą į ezoterinius rankas. Paim. Nu, paėmiau. Ir Mhm. jinai virto vandeniu. Palauk, Ir ne man čia, nubėgo. Remigijus loika davai. Jei tą plytą, Loika. tai nesudaužys tas loika. Ne, Per imk Ne, ir rankovę plytą. nubėgo. aš esu Taip, fainai. perlaužiau per pusę. Sukišk Jo, visus implantus, viską, kišam jeigu į tą sloikas sloiką. netelpa, didesnį paimam Tai sloiką. padaryk bačką į sloiką. Svarbu to surinkti visus į vieną krūvą. Niekur nieko nereikia išmėtyti, kad protas, jo per kurį pasijungia būtybės, protas turi žinoti, kad tu neišmeti vieno implanto ten, kad tu ten kažkokiu draugeliu netransformuoji, nes kažkada tai gali vėl transformuotis. Tavo protas žinos, kad tu implantus sukišai į sloiką ir tada tu juos visus sudeginsi. Kad niekur Jo, aš jau nepasiklydo noriu jie. deginti, šiaip jau. Ta? Nori Aš jau noriu deginti. deginti. Mhm. Jau ištraukite Mhm. iš galvos kažką tai. Mhm. Ištraukiau. Dar pasižiūrėk, sunku Palauk dar mane biškį, nu galva. pasižiūrėjau. Gerai, Mhm. gerai. Mhm. Nu, normalu, Atrodo, normalu. nesibaigianti jūra. Ką? Mhm. Tai dažnai kaip tu dar gali tai padaryti, kad tu žinai, kad ten laiko nėra ir gali paeik, sakykime, kažkiek tai, sakykime, tu paeik kažkiek minučių į priekį ir pamatyk, kad tu nu jau visus jau suėmė. Va taip. Suradai. Mhm. Gerai, aš nutraukiau tinklą. Okay? Čia tinklo. Mhm. Mhm. Sukišai? Sakyšau. Mhm. Gerai, aš dabar Nu, noriu iš krūtinės noriu išrinkti mhm. iš gerklės gal. Iš gerklės toks kaip. Va. Oi, daug nuolaužų. Mhm. Tai siurblį, pasijungi greitai, tiesiai tavo to visas tas šiukšles. Nu jo, siurblys gal ir gerai. Jo, ten greičiau viskas vyksta su siurbliu, jisai tiesiai Okay. turi šlangą į tą sloiką, Mm, kad ten nieko okay. nepaliktų. Nuleidom į šitą, į tą stiklainį, iškračiau vienu žodžiu. Mhm. Tada man Tu tą, norisi iš diafra... Ką? o tu yra tas irgi sukišai tas šalia dūmas, tokis būtybė, kur buvo, kur, sakai, augo, buvo maža, paskui augo, tu ją irgi paėmė. O tai aš jau seniai sugrūdau ją, šiaip jau ten. Gerai, Pirmiausia, jis nukidėjo, gerai. paskui jį sukišau. Ai, tiesa, aš naucendėjai gerai. Nu, o paskui Mhm. ties diafragma ir ten Mhm. nu, kažkokie glitus, net žinau, kažkas glitaus,
Nežinau, noris tokį Mhm. kibirą, kaip paėmė, žinai, ir iš, nežinau, toks, O sukiši tą kibirą. tai visą Mhm. glitimą ten gali ir nuplauti, va, tiesiog va, Mm, aukšto vibracijų dušu, kad tiesiog mm, viskas ten į tą kibirą tai jau tai ir subėgtų, tada tą kibiriuką mhm, irgi visą kibirą tiesiog išį į tą sloiką, mm. tas sloikas vis didėja, kai reikia. Jo, ten labai tokia juoda masė. Vienu žodžiu. Mhm. Gerai, Mhm. toliau dubuo. Mm, Mhm. Nu, tuoj palauk. Nu, ten daugiau reikalų yra. ja, pasižiūrėk, žinai, kai tu vat viską surinksi, pasižiūrėk, ar tu tikrai rami, kad jau viskas ten, blin, sukapota, surinkta, išsirpta. Jausmą pajausk. A mane girdit jo? Girdi, girdi. Girdi, girdi, bet palauk, ties dubeniu man biški irgi kažkas ten. Mhm. 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 Nu, tu ten pati netgi, kas ten ką, ten, sakyt, stop, aš ten radau, dar man ten reikia. Pati pereini viską ir gali ten ne viską išsakyti, žinai, kaip tau patinka, kaip tau išeina. Nu, Ne, aš kaip pasakoju, man biški lengviau. Tada gerai, veiksmas vyksta greičiau. gerai. Mhm. Nu, tiksliai, blin. O tai kitų žmonių yra, tai sako, aš nesakysiu. Na, aš čia neturiu Mhm. ką slėpti šiaip jau. Mhm. Aha, gerai, Šiaip svarbu, kad galva būtų lengviau. suktis pradėjo man. Nu ir iš kojų labai reikia ištraukti. Iš kojų reikia, man Mhm. ten kažkokios gyslos velnės. Vienu žodžiu, reikia traukti, Mhm. traukti, ten traukti, traukiam, Taip, traukiam. taip. Čia nežinau, per kurį galą, ar per viršų, ar per apačią traukti. Kur, Ir kur iš ten žinok, tau reikia traukti. patogiau. Jo. Kur patogiau. Patogiau kaip, jo. Gal Bet ten. neaptaškysi viršaus, žinai, tai trauk per apačią. Čia jau žinai. Bet, nu, Mhm. nu, nežinau. Užsivaliau gal tokia kaip naujagimis, vienu žodžiu. Beveik. Mhm. Dabar, žinai, kaip padarykim, dar pamatyk, kad, va, sakykime, atėjau prie tavęs ir turiu tokį skanerį, fainą. Ir dabar Mm. žiūrėk į tą skanerį, aš nuo viršaus, nuo tavo viršaus galvos pakaušio einu, va, taip su tuo skaneriu. Ir jeigu tik tai kokis kažkas dar liko, skaneris supypsi ties tą vietą, užsidega keliamputė. Aš dabar su juo einu iš lėto, žiūrėk į tą skanerį ir jeigu ką reik man, aš einu. Priminiau, jeigu pamatai, irgi sakai, Nu, man ten toks jausmas, kad skanuoja ir žudo vienu metu. taip, taip, taip. Jeigu kas lieka, žinai. Mhm. Vat man yra toks viskas eina ir ties krūtinė, ties širdim daugiau sustoja tas skaneris. Tai vat, kai viską išsivalysim, tai mes ten eisim pripildyti ir ten ateina žodis meilė. Ir aš suprantu, kodėl. Todėl, kad pavyzdžiui, kai mama tuo metu tai mergaitai tipo privarė, vat, nu ten apie tėtį, ten nemylėk, ten visokių, žodžiu, visą, kas išplėkė. Ir supranti, tuo metu, tokiu būdu ji negavo iš mamos meilės, kaip vaikas turi iš mamos gauti meilę. Vat joje vat, nepripildyta to. Taip. Bet paskui, aišku, būna, nu, einam, dabar neužsiplepėsiu tuo. Einam gerai. Ties Mm. dubeniu nesustoji tu. Sustojau, iš kur tu žinai, norėjau sakyti. Ties dubeniu, Mhm. nugarinė dalim biški labiau. Nu, nežinau, kažko. Mhm. Gerai, ten palauk, dabar pavaroš. Gerai, padžiržino. Mm.
Mhm. Gerai, mano lempus pasikeitė. Einam dabar apačion. Mhm. Gerai, viskas gerai. Ir dar ant galo, sakytum, kažkaip tai gavosi taip, kad nuo jos viso kūno nusijėmė kažkoks tinklas. Kaip vat būna, sakykime, žuvis, va, kur gaudavo toks tinklas, jis kažkaip vat, nuo viso kūno va, taip nusėmė tas tinklas, kaip ir sakytum, ji buvo pinklėsi tam tinklė, kaip pagauta žuvis, vat, sakykim, ir vat, man eina ezoteriškai, kad tas tinklas irgi nusėmė nuo jos. Gerai, aš irgi viską į tą sloiką irgi sudėjau. Nu tai ką dabar žiūrėk, sudeginam ir tada eisim prisipildyti, tu eisi prisipildyti ir dar pašnekėsim. O dabar aš asmeniškai taip, vat kai darau, tai randu krosnį blemba, tokia, supranti, pasakų krosnį ezoterinė, kur blemba va tą sloiką, kai įmesi, tai kurmi viskas ten sudega, viskas supliška ir iš ten niekas negali niekur išeiti, nes ten sudega aukštų vibracijų liepsnoje. Ir Gita, pažiūrėk ir pasakyk man, kada tu pamatai ir pajauti, galų gale tai yra svarbiau, kada tu žiūrėdama pajauti, viskas sudegė. Mhm. Mhm. Nu, aš jau kai tu pasakoji, kad įmečiau šitą Mhm. krosnį ten, dar užspyriau dureles, dar pasišokinėjau, Mhm. užspyriau, karočią, ir все, пошло Viskas. все прахом. Gerai, gerai, gerai. Šaunu. Šaunu. Kojos kaista, padai kaista, vienu žodžiu. Liuks, pipiec, kaip gerai. Dabar, reiškia, procesas vyksta ir tavo neuronai visą tai jaučia, tai įsivaizduoji, kokia jėga. Nu, čia trindiec, aš Mm. nesitikėjau, bet čia labai gerai. Dabar einam, tai padarykim. Taip, važinai, pripildykim visą kūną. Vat aš tokį papasakosiu, vat ant greitųjų, taip fainiai, papasakosiu, kaip tai daryti. Nebent tu Remigijų nori ir toks metodas, žinai, va, kaip prisipildyti. O Aš tai tai tu, paklausyti noriu. aš irgi paklausysiu Ja. ir jeigu ką Jo. dar. Aha. Irgita, aš jau tau gal esu sakius, tu vat pamatyk, Saulės rezginyje maža saulutė. Maža saulutė gimsta, vat kaip kūdikis jo, tavo Saulės rezginyje. Nu, jie tokia miela, nu, toks kūdikis, meilės kūdikis ta saulutė. Ir jie auga. Ir jinai taip skleidžia spindulėlius, kaip mažas vaikas rankytėm ražosi, kaip prisikelia. Ir tu matai, kaip tas saulės spindulėlis taip per visą tavo kūną prisikelia ražusi ir skleidžia tos spindulius ir tampa saulė, meilės saulė, sveikatos saulė, naujų gyvenimų, kaifų gyventi, pasitikėjimu, kad viskas yra gerai, harmonija, ramybė. Ir tu matai, kaip kaip tie spindulėliai kiekvieną čakrą paliečia ir tampa saulutė, vaivorykštinė saulutė. Ir dabar nuo kojų iki viršaus, iki kur hipofizė, va taip kyla tokia spiralė DNR. Tai yra nauja tavo gyvenimo DNR spiralė. Ten nėra jokios programos senos. Nei senatvė, senatvė yra programa, ten irgi jos nėra, ten yra sveikata, pasitikėjimas ir ten yra sėkmė. Ir pinigai, ko tu nori, kas ten va, yra gyvenimas tavo laimingas. Tu pastatai pamatus, čia yra tavo naujas DNR. Ir nuo tavęs dabar prasidės netgi ir tavo vaikų, ir tavo giminės, ir tas bartas, ir kas bus su tavim. Visa tai aplinkui pradės keistis. Sako, jeigu nori pakeisti kitus, pradėk nuo savęs. Čia ir yra. Dabar ta spiralė, jo, jinai kyla į viršų kaip fontanas, kyla ir taip per pakaušio dalį, kur hipofizė viršui, kur smegeninė dalis, kur neuronai, kaip fontanas, vaivorykštinis fontanas ištrykšta į viršų, aukštai pakyla. Ir lanku, kaip fontanas, lanku leidžiasi tyliai ramiai ir per tavo padus vėlyną. Ir čia yra, pasakau, tam, kad čia yra toks procesas. Iš abiejų vidury yra ta spiralė, o iš abiejų pusių fontanas tas. Du lankai cirkuliuoja. Čia, va, nu, visa ta nauja, supranti Ir kaip, ne? visada juda. Ir, Ir visada juda. ja. Ir visa tai pripildo tavo viską, ką tu ištraukiai, kur buvo tuščios vietos, nuodėmingos, norėjau sakyti, juodos, nelaimingos, tu visko pripildai va šitų aukštų vibracijų.
Ir dar yra vienas procesas, kurį ten nebūtinai, kad žmogus ten pamatytų ir išjustų, bet visi šitie rutuliai, visus šitus rutulius dar apima kitas procesas, kuris kaip saulė laikrodžio rodiklė sukasi. O tokiais, va, jeigu raščiau brėžinį, reikia, Remigiu, reikia tą brėžinį parodyti Mhm, jo, žmonėm. jo, Nu, gerai. Aha. nu, nu va. Ir dabar taip išjausk tą meilę, išjausk tą kaifą, tą orgazmą, išjausk viską, tokį gerumą, tokį, kur supranti, blin, atrodo, nenoriu prisikelt ir čia, blin, jau neiškentęs, matau, ateina Bartas ir tave paima už rankų ir tu tokia laiminga, užkrėsk į savo tom vibracijom, tuo pozityvumu. Čia vyksta transformacija, ten visko gyvenime gali būti, bet tu pizdiec, atrodo, žinok, juokiesi, tu laiminga ir tas Bartas laimingas ir nuo tavęs skleidžiasi tos vibracijos, atsiprašau, blin, už šitą žodį, nu, bet čia jisai aukštose vibracijose išeina skambėti. Dabar va, apie tavo sūnus, va, ten namai, ten visą tai ir tos vibracijos jas plinta. Plinta, plinta, po biški tavo gyvenimas eina, bet jos plinta. Ir tavo keičiasi draugai, keičiasi visi aplinkiniai, bet pirmoji, kaip ir sakiau, nori pakeisti kažką, keisk save. Vat nuo tavęs viskas ir prasideda. Ir va šitą procedūrą jausk. Pamatyk Bartą, jis ten apkabino, gal ten jūs ten kažką jau darot ir viską savo turėk. Laikyk, iškaifuok, laiminga, džiaugiesi. Gyvenk dabar tenai. Gali šnekėti, jeigu nori. Mhm. Aš jau Jeigu viską, ką pasakai. gerai, Viską, gali nepasakot, gali ten Bartai sakyti. ne, viską, ką pasakai, viską aš taip ir jaučiau ir tą šiaip šilta labai man, nu kaip toks, kas Jo. šiluma labai eina per kojas ypač jaučiu. Ypač kojas jaučiu, nes aš labai jas Mhm. taip retai jaučiu palyginus. Aha. Nu, liuks, Mhm. liuks, dar pabūk, dar pagyvenk tame. Taip, tai tu ir pasiliksi tame, bet dabar, vat, išjausk energetiškai. Iškaifuok ten viską. Ta žodis iškaifuok, tai ten, žinai, vat, žmonės paprasti, jie, nu kaip paprasti, kasdienėme gyvenime, tai čia kaifas, tai tik tai su orgazmais susijęs, bet iš tikrųjų, tai aš tai jaučiu kaifą gyventi irgi, čia nebūtinai ten susiję, ten, pavyzdžiui, aš kaifuoju, kai juokiuosi, pavyzdžiui, arba kaip laiminga, tai irgi išnaudoju tą žodį. Mhm. Dabar tame momente, čia yra labai svarbus, čia yra tokios dienos geros, gali pamatyti į priekį, ką tu nori, savo norą, kaip jūs su Bartu, kas ten įvyksta. Tu gali net pamatyti, žinai, kaip sakėjo, kad vat, tu, taip, reiškia, taip, Bartas paskambina ir sako, o Jurgita, nu, kaifas ten, sakykime, gavosi, man gerai, aš ten laimėjau ten tą vat, procedūrą, ten, kur jam blogai, ten, vat, kaip jis ten pergyvena. Tu ne dėl to, kad tu už jį kažką statai, bet tu laiminga, kad jam pasisekė, jis tau paskambina ir sako, vat, kad gerai ten kažkas viskas, tu išgirsti tiesiog, aš neprognozuosiu, tu turi išgirsti iš jūs, kaip jis gali tai pasakyti. Man Ta visa, ko jūs įvardė. abu ten pergyvenot, tu supranti, apie ką aš ten. Taip, taip, taip. Mhm. Ir tos, vat, šitos, ką jis ten raminamuosius, ką ten, vat, kaip nervuojasi, pamatyk, kad iš vis ten, vat, prie tavo akių paima ir išmeta ir sako, nereikia. Mhm. Ir tu apsidžiaugi, nu. Ir atsigeria žolelio arbatą. Gerai, nu, fainiai. Taip, 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 jo. Nes kartais Na, mums reikia. na, jo, tu ten gerą žulelių arbatą duodi, irgi tai yra tokių. Nu. Mm.
O ten dėjuoji dabar. Aš kaifuoju ten su tavim, padedu tau. Man labai patinka, kad tu pasakoji. Ah, būk tame, būk. Galima padaryti šortą tokį, nu kaip čia tokį, va padarys tau Remigijus. Atsisiųsi net tiesiog į telefoną ir tu galėsi, kai tau ten įsimiegoti, klausyk ir gyvenk tam ir bus tai pamatysi. Ir tu bet kada gali grįžti į šitą momentą. Netgi, netgi, žinai, kaip Remigijau, negrįžti, o gyventi tame būti. Ir Taip. tai va, jeigu, pavyzdžiui, ten nori giliau įeiti ir Ne, tai va dėl to sakau grįžti, nes, žinai, vis tiek dirba žmonės ten, žinai, vis jo, tiek jo, ten, kaip ten po, sakosi, po tam, darbo. jo, žinai, ir Jo. tenais smegenys visai kitoj būsenai, tai tada, žinai, kai, žinai, grįžti, žinai, kažkur, tai visą laiką gali grįžti į šitą momentą. Taip. Ir dar, nežinau, kas eina, ką tu ten darai, man eina sakyti, ir dar. Ai, matyk. Jausk. Mm. Mm. Gera. Ta nauja vibracija, ta nauja spiralė, dar taip sukasi, tu net kaifą tokį jauti, tau šilta, tau malonu, tu laiminga, nes tu žinai, kad nutrinties, kaip gerai dabar viskas. Viską išsiaiškinau, viskas, tu supranti, protas nebegali tau ten nieko įkišti. Jokių ten neturi ryšių. Maža, kad ten kas ko nori, ten žinai viską, tu sakai, ne mano čia ir raus. O vat, ir Bartą užkrėtė tomis energijomis, kad viskas bus gerai, sėkmė ir nesvarbu jo, blogas ten koks laiškas, blogas ten kažkoks tai naujiena. Nesvarbu, vis tiek viskas išsirituliuos gerai. Ir Gerai. jūs ten su... Jo, ir jūs ten su vaikais, vat, ir važiuojat, ir laimingi, ir ten juokėtės, ir smėgė ten kažkokiam suslydėm valiojatės, čia kažkokie žiemą, mačiau, į priekį biški šventė, ar kas ten su vaikais išvažiavę. O tu jau net į priekį laiminga. Ir darbas liuks, ir jam, ir tau viskas pasiseka, ir paskui jau galų gale matau, visai kitur kažkur gyvenat kartu, ir tavo vaikai jį priema kaip tėvą, ir jūs laimingi abudu, ir jis susitvarkė tuos savo reikalus, ir sveiki, ir jau viskas nukrita. Nieko, jokių teismų, jokių rūpešių, jokių baimių nebėra. Pykstatės tik dėl to, kad į kokį restoraną eiti arba kokią pizzą užsisakyti. Aš mėgstu vieną, tu sakai kitą. Nu ir davai dabar mes čia pasikaprysinsim. Tokių jokių pykčių daugiau nėra. O čia tokį, žinai, į kokį restoraną eisim, pasipykti čia visai įdomu. Mes esame atsakingi už savo likimą. Tu ir Bartas. Jūs du dviniai, tarp kitko. Jūs susitikot tokiam laikė, žinok, kuris į 100 metų vieną kartą būna. Ir šitokia dovana yra visatos. Pasakyk tu jam irgi. Mhm. Kad, Tai jis kad jau čia yra, žino, kad aš jam dovana. nu taip, ir jis tau dovana, ir tu jam dovana. Nu, taip. Tai o čia visai fainiai, vat kas žino tą, kad tokiu laiku susitiko, čia yra trindėts. Karštį jaučiu. Mhm. Taip, ta Fainai. saulė iš vidaus dega, pripildo visą šilumos ir Taip. džiaugsmo. Taip. Visi aplinkui pripildyti meilę. Ir vaikai tavo, ir Bartas, net ir Barto ten sesuo, ten kažkas vaikai kiti. Net ir ta žmona jau ten, supranti, jo buvusi ten atskremba nuo jo, ten jau viskas, visa šita procedūra, tu jau supranti, čia jau kaip koks baisus filmas buvo kažkada ir jo nėra. Viskas baigėsi labai gerai. Man toks jausmas, žinai, kad aš jau čia spinduliuoju. Liuks
Gerai, žinai kaip, galim tada tokį blemba fainą dalyką, viską čia atlikom.